Sausio 7 dieną Žemaitijos suvenyro sporto salėje įvyko mažų miestelių krepšinio lygos varžybos, kuriuose susirungė Šateikių Žalmedis Baudėjas ir Ventos Patriots. Rungtynės buvo įtemptos. Pirmąjį kėlinį Žalmedis laimėjo 3 taškų persvarą 16-13. Antrajame kėlinyje Šateikiai savo pranašumą pasididino 5 taškais ir kėlinį laimėjo 17-12. Po 2 kėlinių rezultatas buvo 33-25 šateikiškių naudai. Po ilgosios pertraukos ventiškiai į aikštelę grįžo susikaupę ir kėlinys baigėsi lygiosiomis 16-16. Ketvirtąjį kėlinį taiklūs šateikiškių metimai į ventiškių krepšį gerokai padidino komandų atskirtį ir užtikrintą pergalę 82-66 atnešė Šateikių Žalmedžiui Baudėjui. Šateikių komandoje didžiausią darbą nuveikė Edvardas Varpiotas. Jis aikštelėje žaidęs beveik 31 minutę, surinko 27 naudingumo balus, įmetė 21 tašką ir atkovojo 9 kamuolius. Andrius Drakšas surinko 19 naudingumo balų, pelnė 16 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Julius Paulauskas prie komandos rezultato prisidėjo 18 taškų, surinko 22 naudingumo balus, atkovojo 7 kamuolius, baudas mėtė 100% taiklumu. Ventos komandoje naudingiausias buvo Modestas Klovas, kuris surinko 16 naudingumo balų, įmetė 17 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Aurimas Kleinauskis, žaidęs beveik 38 minutes, surinko 13 naudingumo balų, pelnė 10 taškų, atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, baudas mėtė 100% taiklumu. Gitanas Bačiulis surinko 12 naudingumo balų, prie komandos rezultato prisidėjo 13 taškų, atkovojo 9 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Šis žaidėjas buvo nubaustas techninę pražangą. Sausio 21 dieną Šateikių Žalmedis Baudėjas išvykoje susitiks su Narvydžių Kuršasta, o sausio 22 dieną Žemaitijos suvenyro sporto salėje 12 val. Žais su Baisogalos Auridana.